Dar palauksiu, gal atpigs, arba dabar reikia pirkti, nes vėliau ten pabrangs. Kaip tenais yra? Ar yra iš viso toks dalykas, kaip geras metas pirkti nekilnojamą turtą? Visada geriausias metas pirkti tada, kada... Sveiki, mėly žiūrovai! Sveikinuosi iš mūsų naujos ir ryškios Bonava studijos ir labai džiaugiuosi galėdama pristatyti mūsų naują projektą Namų kodas. Šiuose laidose kalbinsiu ekspertus ir savo srities profesionalus. Diskutuosime, kaip išsirinkti savo svajonių namus, į ką svarbu atkreipti dėmesį. Ir aptarsime daugybę kitų temų ir niuansų susijusių su jūsų būsto įsigijimu. O šiandien turiu labai ypatingą, gal nedrįščiau sakyti, garbės svečią, Bonava Lietuva generalinį vadovą Remigijų Pleterą. Remigijus tai žmogus, kuris į NT rinką žiūri ne tik kaip į skaičius ar investicijas, bet kaip į žmonių gyvenimo kokybės kūrimą ir gerinimą. Šios laidos metu Remigijus dalinsis savo įžvalgomis būsto įsigijimo tema nuo finansavimo galimybių iki tinkamo būsto pasirinkimo. Aptarsime svarbiausius dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį norint įsigyti savo pirmąjį būstą ir pasidalinsime naudingais patarimais, kaip išvengti dažniausiai pasikartojančių klaidų. Tai labas, Remigijau. Labas, Dominika. Labai džiaugiuosi, kad sutikai čianais pakalbėti mūsų laidoje. Iš karto griebiant jautį už ragų, noriu paklausti tavęs. Tarkim, aš noriu įsigyti būstą, bet nežinau apie tai nieko. Nei nuo ko pradėti, nei kur judėti, kokia linkme, pasirinkimų, informacijos yra begalė. Kaip ir nuo ko reikia pradėti? Koks yra pirmas žingsnis šioje kelionėje, galima sakyti? Na taip, tokio tipo žingsniai yra labai svarbus ir į juos reikia labai atsakingai atsižvelgti. Tai pradžia, be jokios abejonės, būtų poreikiai ir galimybės. Tai gal aš pradėčiau nuo galimybių. Tai visų pirma įsiaiškinti, kokios finansinės galimybės, kokias santaupas turiu, kokios pagalbos galiu sulaukti. Būtinai pasikonsultuoti su banku, be jokios abejonės, dar toj stadijoje niekas jokių įsipareigojimų neduos, bet galima jau pakankamai tiksliai įvertinti. Na ir žinoma, paskui pereiti prie poreikių. Tai ką mes galime padaryti su tomis galimybėmis? Tai žinoma, nekilnojamam turte svarbiausia yra vieta ir jinai apsprendžia nekilnojamo turto kainą. Taip. Na, pradedant nuo vietos, paskui dydžio, na ir galima paskui judėti į langų orientaciją ir kitus smulkius dalykus. Bet iš pradžių tai reikėtų pagalvoti apie savo galimybės, ar ne, išbandyti tuos vandenis ir tada gal su bankais jau pradėti konsultuotis, ar ne? Be jokios abejonės, nes priešingų atveju mes tik tai eikvosime savo brangų laiką, ieškodami to, ko mes negalime įsigyti. Taip. O pavyzdžiui, jeigu ten, tarkim, atėjo laikas įsigyti būstą ir tą noriu padaryti su būsto paskola, ar jau reikėtų pradėti konsultuoti su bankais iš anksto, ar jau kai esi kaip ir apsisprendęs ir susiradęs ten kažkokį, tarkim, savo patinkantį būstą, tai maždaug nuo kada reikėtų jau pradėti bendrauti su bankais ir žiūrėti ir taip sverti savo galimybės? Aš čia gal skirčiau du etapus. Tai prieš iš viso pradedant ieškoti bet kokį nekilnojamą turtą, reikia pasikonsultuoti su banku ir paskui kažką tai apčiuopiamų radus, ar vieną ar kelis variantus, vėlgi dar kartą užsiregistruoti pas savo banko konsultantą, o dar geriau pas kelių bankų konsultantus siekiant palankiausio savo sprendimo ir dar kartą pasitarti su jais, ar tas konkretus atvejis tikrai tinka, nes gali čia iškilti įvairių problemų, nes bankų konsultantai, kurie finansuoja nekilnojamą turtą, jie yra pakankamai profesionalūs tam, kad patikrinti, pavyzdžiui,
būsto paskirtis ir kiti dalykai, ar patikimas statytojas, yra patikimų sąrašai, ypatingai kai perkama iš projekto dar nebaigto statyti projekto, tai banko konsultantas irgi čia duoda daug vertingų patarimų. Bet ir šiaip čia toks ganėtinai ilgas procesas, ar ne? Ar kažkaip bankai taip greičiau yra linkę sureaguoti, nes man taip kažkaip atrodo, kad tai pakankamai daug tokių stepsų reikalaujantis procesas. Taip, tai yra procesas, kur, tarkim, pradiniai konsultacijai tai užtektų kažkokios žodinės refleksijos iš banko, bet žinoma, jau perinant prie kredito sutarties pasirašymo, tai tas procesas jau užtrunka savaitėmis. Vargu ar šiais laikais įmanoma tą pasidaryti per savaitę, retais atvejais galbūt. Bet dažniausiai bankas svarsto ir dokumentai teikiami įvairūs, tai tas užtrunka ne vieną savaitę. Tai tada tiesiog nereikėtų kaip ir tikėtis, kad viskas labai greitai išsispręs, jeigu tu esi išsirinkęs ten, tarkim, norimą būstą. Taip, bet jau tas, kai žmogus išsirinkęs norimą būstą ir jau keliauja banką, tame visame procese tikriausiai jau yra įvertintos techninės charakteristikos turto, norai ir galimybės ir jau tai, reikia pripažinti, yra tokia jau didelė dalis darbo jau yra nuveikta, jau yra viena iš finalinių stadijų. Taip. Tai vat kalbant apie tą, tarkim, būsto įsigijimą su būsto paskola ir kad dažniausiai žmonės, tarkim, arba per vėlai, arba per anksti susgrimba tenais konsultuotis su bankais ar panašiai. O kokias dar pagrindinės klaidas daro žmonės perkantis būstą, tarkim, pirmą kartą? Viena iš priežasčių galėtų būti, kad vadovaujamasi šiandieninė situacija, tai yra dabartimi. Nes būstas yra ilgalaikis turtas ir jis perkamas neretai pirmą ir paskutinį kartą. Tai kokie yra poreikiai? Šiandien mano poreikiai galbūt nėra dideli, bet tarkim po kelių metų aš žadu sukurti šeimą, turėti vaikų ir kardinaliai keičia tai visas aplinkybės. Kita vertus, ar leidžia galimybės įsigyti erdvesnį būstą tokiu atveju. Vietos parinkimas, vėlgi klaidinga galvoti, kad reikia rinktis būstą arčiau savo darbovietės. Nes jeigu būstas perkamas tikrai pakankamai ilgam laikui, dažniausiai statistiškai, tai darbovietės mes keičiame dažniau negu būstą. Tai vėlgi tai atkreipti dėmesį. Ir žinoma, visos techninės specifikacijos, ar jos yra tinkamos, tvarios, ar būstas bus taupus ir aš visą laiką gyvendamas turėsiu mažas eksploatacinės išlaidas ir daug kitų smulkių dalykų. Tai reikėtų čia tuos namų darbus pasidaryti labai atsakingai. Ir vėlgi grįžtam prie to, kad nereikia skubėti, reikia apgalvoti kiekvieną žingsnį ir pasidaryti tam tikrą analizę. O pavyzdžiui, kaip žinoti, ar esi jau pasiruošęs pirkti ar dar per anksti? Nes kaip ir sklando visur ten tokios kalbos ar komentarai, kad dar palauksiu, gal atpigs, arba dabar reikia pirkti, nes vėliau ten pabrangs. Tai kaip tenais yra? Ar yra iš viso toks dalykas kaip geras metas pirkti nekilnojamą turtą? Visada geriausias metas pirkti tada, kada iškyla aiškus poreikis. Tai reiškia, žmogus nori atsiskirti nuo savo tėvų, šeimos, jau gyventi savarankiškai, arba jis jau nebenori leisti pinigų nuomai, jis nori turėti savo būstą. Bet čia labiausiai tinkantis momentas, kai žinoma dėl savo mobilumo. Tai reiškia, ar aš tikrai liksiu gyventi tame mieste ilgą laiką, ar aš nenorėsiu išbandyti, kaip dabar jaunimas mėgsta, karjeros galimybių kitose Europos ar netgi pasaulio šalise. Ir tas ateina toks sėslumo jausmas ir jau yra daugmaž aišku dėl bent jau 5-10 metų ateities, kad aš noriu tame mieste gyventi. Tai jeigu yra galimybė, tai reiškia, kad ir reikia ją naudotis.
Taip, ir dar čia svarbu paminėti dėl kainų, tai tarkim, žiūrint į vakarų šalis, kurios turi labai ilgą nekilnojamo turto istoriją, tos laisvosios rinkos, tai ir netgi Lietuvos, kuri jau yra jau 35 metai, kai mes turime tokią pakankamai laisvą nekilnojamo turto rinką. Taip. Tai nepaisant visų sunkmečių, kur galimos kainų korekcijos. Skaudžiausias kainų korekcija buvo 2009 metais, taip, jinai buvo labai apčiuopiama ir jaučiama, bet išskyrus šitą sunkmetį nematytą nuo didžios depresijos laikų, tai kainų korekcijos yra, ar kainų augimo stabtelėjimai yra labai reti ir nedideli. Tai žvelgiant bet kuriuo atveju į ilgalaikę praeitį, tai nekilnojamo turto rinkos kainos nuolat augo. Jos, bet kuriuo atveju galim nedideli perkritimai, bet jeigu mes nuvestumėm tiesę, tai visada jinai būtų kylančiai tendencijai. Tai tie tokie būsto sumažėjimai, tai čia kainos yra tokie kaip tarpsniai, nes būsto kainos jos visą laiką auga. Ilgalaikė tendencija nėra kitų atvejų buvę, o normaliuose laisvos rinkos pakankamai stipriose ekonomikose, kuri ir Lietuvos priklauso tai grupiai, tai nekilnojamo turto rinkos nuolat ilgalaikėje perspektyvoje auga. Ir su tuo sprendimu, čia nereikia skubėti ten dienų atžvilgių ar savaičių, čia greitai priimti sprendimą, reikia, aišku, pasidaryti labai atsakingai namų darbus, bet tarkim, jeigu yra poreikis ir galimybės, tai to sprendimo nereikėtų atidėlioti metam, 2 ar dar ilgesniam laikotarpiu, nes paskui galima suprasti, kad norimas projektas buvo išparduotas, jau norimo to būsto aš nerandu ir galų gale jau nebegaliu jo įpirkti, nes kainos padidėjo. Bet ir šiaip su tuo būsto įperkamumu, manau, yra ir tas toksai labiau jau emocinis dalykas, kur žmonės nori įsigyti būstą, bet tarkim šiuo metu jiems jisai atrodo per brangus ir tuo metu būsto nebelieka ir po to jie jau gal savo patys, nežinau, psichologiškai, emociškai neleidžia įsigyti kažko prastesnio. Ar yra tokios tendencijos? Jeigu jau neliko tą, ką aš galiu įsigyti, reikia, vadinasi, koreguoti savo norus ir vis tiek eiti link kompromiso, nes bet koks pirkinys, o ypatingai labai brangus pirkiniai, tai mes turime daryti tam tikrus kompromisus. Nes jeigu mes norime tobulo savo būsto su atsiveriančiais puikiais vaizdais, erdvaus ir geroje lokacijoje, kažkuriam tai didmiestyje, tai jis dažnu atveju gali būti tiesiog neįperkamas. Taip. Ne, tai čia faktas, kad jisai gali būti neįperkamas, ypatingai ten, tarkim, jau miesto centre su nuostabiais panoraminiais vaizdais, tai jau tokie būstai yra sunkiai kandami mums paprastiem mirtingiesiam. O buvai paminėjęs, kad, tarkim, jau jeigu žmogus yra apsisprendęs, kad nori įsigyti nuosavą būstą, tai yra kaip pavyzdžiui, ten, tarkim, atsiskiria nuo tėvų, ar ten, tarkim, nebenori mokėti jau už nuomą ir nori investuoti, tarkim, į savo būstą. O tai kokie yra trūkumai ir privalumai abiejų nuomos ir savo nuosavo būsto? Aš išskirčiau nuomos tik tai vieną privalumą, kad yra mobilumas. Tai reiškia, jeigu žmogus šiandien dirba Vilniuje, jis kitais metais gali dirbti kitam Europos mieste ar dar kur nors kitur, tai žinoma, su įsigijimu reikėtų labai gerai pagalvoti ir apsvarstyti. Visi kiti atvejai, aš sakyčiau, kad būsto įsigijimas yra privalumas. Nes jeigu žmogus numato gyventi sėsliai tame pačiame mieste, tai geriau tuos nuomos kaštus, kuriuos jis patirtų ar patiria, mokėti, aptarnauti paskolą ir po truputį išsimokėti už nuosavą turtą. Galų gale, jeigu ir po 10 metų ar po kažkokio ilgesnio laikotarpio planai pasikeičia, tą būstą jau, visų pirma, kas atsitinka su juo, tai jo vertė pakyla laike, kaip mes kalbėjome, kad būstas ilgalaikėje perspektyvoje jo vertė auga.
Antras dalykas, jis būna jau kažkokia apčiuopiama dalim išsimokėtas. Tai galų gale pasikeitus situacijai galima visada tą turtą parduoti ir turėti tam tikrų finansinių lėšų įsikurti kitame mieste. Tai aš manyčiau, nes būsto paskolos aptarnavimo kaštai ir nuomos kaštai yra labai panašus. Tik tai čia yra dar vienas finansinis niuansas, tai yra pradinio įnašo. Taip. Dydis ir įsirengimo, jeigu būstas perkamas nebaigtos statybos, taip vadinama dalinė apdaila, tie įsirengimo kaštai. Tai, o geriausia, tai žinoma, kai ir galimybės geriausias pasiskolinti, kai būstas perkamas su pilna apdaila, tai reikia investuoti į baldus, kas yra tikrai sąlyginai nedaug. Svarbu paminėti, kad būstą perkant su pilna apdaila, visos pilnos apdailos, taip vadinkim, įrengimo kaštai, jie suforminami po vieną būsto paskolą, kuri išduodama yra ilgam laikui ir tos įmokos nėra tokios dramatiškos. Tai vadinasi, žmogui lieka tik tai apsistatyti baldais, o tie kaštai sudaro pakankamai nedidelę dalį visoje būsto. O tai jeigu, tarkim, tu, įsigijai būstą su dalinė apdaila, tai atskiras tada paskolas vieną būsto paskolą, o kitą jau būsto įsirengimui, ar ne? Taip, tik jeigu nėra lėšų ir nėra, nežinau, kalėdų senelio, kuris gali padėti šiuo klausimu, tai tenka tos pinigus skolintis, tik tai būsto paskolos aptarnavimo kaštai yra gerokai mažesni negu įrengimo kaštai, nes būsto paskola su dabartiniam banko maržom ir palūkanų norma galima tikrai lengvai aptarnauti iki 5 procentų metinių palūkanų, jeigu to ir nėra, tai jau labai greitai bus, nes tokios tendencijos, kai tuo tarpu įrengimo kaštams, tai palūkanų norma būtų gerokai virš 10 procentų ir atidavimo terminas būtų gerokai trumpesnis. Tai čia jau iškyla galimybės, ar prie dabartinių pajamų būtų iš viso įmanoma pasiskolinti. Todėl perkant ir forminant po vieną būsto paskolą ir tame tarpe su pilna apdaila yra gerokai palankiau, ypatingai jaunimui. Ir šiaip ir greičiau ir kaip ir nereikalauja tiek daug tos energijos ir pinigų tiek nereikalauja. O šiaip tais, ar būstas, tikrai gera tokia investicija jaunam amžiui, ar čia yra kažkoks, dalyvauja tame, kažkoks socialinis spaudimas tame? Mano nuomonė, tai yra gera investicija dėl tų ir minėtų priežasčių, kad tai nuolat kylanti vertė. Tiesą pasakius, būsto likvidumas, tarkim, jeigu mes kalbam apskritai apie investicijas, tai tikriausiai yra pagrindinės dviejų tipų investicijos, tai yra vertybiniai popieriai įvairūs ir nekilnojamas turtas. Tai šiuo atveju būtų būstas mažiau likvidesnis. Vertybinius popierius mes galime, tarkim, labai greitai parduoti už to meto rinkos kainą, kai tuo tarpu nekilnojamam turtui gali tekti palaukti ten nuo mėnesio iki 6 mėnesių, jeigu nekilnojamo turto kaina nustatoma objektyvi. Bet kuriuo atveju, tai nedaro mažiau patrauklų nekilnojamą turtą kaip investicija, todėl kad, kaip ir minėjau, jo vertė nuolat kyla, ypatingai tokiuose augančiuose miestuose kaip Vilnius, nes Vilnius yra dabar sparčiausiai auganti Baltijos sostinė ir labai didelė dalis jaunimo iš periferijų atvyksta čia studijuoti ir įsikuria galų gale Vilniuje. Tai todėl, kad tas poreikis visada bus aukštas būstui, tokiame mieste kaip Vilniuje, o skirtingai nei Rygoje, kuris yra besitraukiantis miestas, kadangi, tarkim, jeigu palyginus mūsų kaimynę Latviją, tai ten regionai nėra tokie stiprus, ten yra vieno miesto šalis, o pas mus yra tikrai pakankamai stiprus regionai,
Tas augimas yra tas spartus. Kurie sukuria tą augimą mūsų sostinės. Taip kad aš manau, kad nekilnojamas turtas yra gera investicija. Ir šiaip jinai tokia kaip ir bent jau iš mano pusės žiūrint, tai yra pastoviai atsiperkanti investicija, kur nes visą laiką žmonėms reikės kažkur gyventi. Tikrai. Ir jų visą laiką bus ir tam poreikis tikrai visada bus. Tai kažkaip žiūrint į tai, kad čia gera investicija, bet su tuo socialiniu spaudimu vis tiek gal taip iš šalies gali ir neatrodyti, tarkim, nežinau, žmonėm, kurie jau turi, tarkim, įsigiję savo būstą ir kurie šiais laikais ten neieško dar ten savo pirmojo būsto. Bet pavyzdžiui, jaunų žmonių tarpe vis tiek kybo tas virš galvos, kur, tarkim, tai kiek man dabar reikės uždirbti, kiek man dabar reikės dirbti ir savęs atiduoti, kad aš įsigyčiau tą būstą, kai ten mano senelis gavo nemokamai anais laikais. Tai visą laiką tas yra toksai išnabždantis balsas, galvoj, kad čia labai bus sunku ir kad to būsto reikia, nes po to bus tik dar sunkiau. Tai ar čia iš viso čia tiesa, ar čia taip gali būti, ar čia realu, tai nežinau, gal pavyktų nuraminti tuos kirbančius balsus pas jaunimą. Aš manau, gal pradinis etapas yra sudėtingesnis, ypatingai jaunimui, todėl kad jie dar tik tai pradėję tobulinti savo įgūdžius, kompetencijas, žinias. Taip. Ir jeigu jaunimas siekia žinių ir kompetencijų aukštesnių, tai nereikia vadovautis, kad mano dabar atlyginimas kažkoks yra kuklus ir aš atiduosiu didžiąją dalį to atlyginimo bankam ir visą gyvenimą taip gyvensiu, tai yra labai didelė klaida. Nes aš esu įsitikinęs, kad mes visi gyvenime augame, tobulėjame, vadinasi, mūsų kompetencijos irgi auga ir galų gale su laiku mes tas kompetencijas brangiau parduodame darbo rinkoje. Taip. Tai nereikėtų vadovautis dabartinių kuklių atlyginimų ir labai didelė įmoka bankui. O labiau brėžti tokią ilgalaikę perspektyvą, kurioje, dėl gerėjančio pragyvenimo lygio, augančių sparčiau atlyginimų negu būsto kainos, kaip tai vyko pastaruosius kelerius metus, tai, reikia tikėtis, kad dažniausiu atveju, o po 5 metų jau ta įmoka netrodys tokia baisi. Taip. Ir dažniausiai tai ir vyksta tokie virsmai, kad jaunimas įsigyja ten nedidelį būstą, iš pradžių būna galbūt neramu ir baisu, bet ilgainiui jis supranta po keliarių metų, padaręs tam tikrus karjeros pokyčius ir gerėjant pragyvenimo lygių, kad jis jau gali ir erdvesnį jau ieškotis būstą. Bet ir šiaip, manau, tas socialinis spaudimas, jisai yra toksai gal pats save išsikėlęs, nes ir pats miestas, ir visuomenė labai greitai keičiasi. Viskas taip greit auga, ir infrastruktūra, ir ta pasiūla didėja, ir atrodo, kad visko yra tiek daug, ir tu turi kažkur irgi skubėti kartu su besikeičiančiu, su miestu, su šalim, kad suspėti į tą kažkokį traukinį, bet kaip aš dažnai taikau visose gyvenimo aspektuose ir sakau, kad it's a marathon, not a sprint. Tai manau, kad čionais irgi reikėtų apie šitą pagalvoti, kad tokio kaip ir socialinio spaudimo ar ten iš visuomenės, jo nėra. Jeigu nenori įsigyti savo būsto ir nori nuomotis, tai prašau, ta prasme, čia viskas yra kiekvieno asmeniškai rankose. Bet čia reikėtų dar atkreipti dėmesį, kad kai žmogus pradeda gyventi savarankiškai ir jis pradeda uždirbti pinigus normalu ir tai atėję iš vakarų pasaulio, jau reikia pagalvoti apie lėšų kaupimą senatvei. Taip. Tai jeigu jaunimas nenori ir neketina įsigyti nuosavo būsto ir jo nuomotis, tai bet kuriuo atveju reikia pagalvoti tada apie santaupas ir investicijas vėlesniam gyvenimo laikotarpiui. Tai kaip pradinis tai gali būti nuosavas būstas, kuris ilgainiui išsimokamas ir tau jau nereikia numokėti nuomos pinigų.
O kitas dalykas, jeigu to nenorima, vertėtų pagalvoti apie investicijas į tam tikrus fondus ir vertybinius popierius. Taip. Na, bet čia priklauso nuo kiekvieno jau poreikių ir galimybių. O tai gerai, tarkim, noriu čionais pirkti būstą ir labai daug kas galvoja, kad, tarkim, pagal tas banko skaičiuoklis jie pasiskaičiuoja, kiek jie galėtų, tarkim, pasimti paskolos pagal savo uždirbamą, tarkim, atlyginimą, kokia būtų mėnesinė įmoka ir ten jiems rodo, kad, pavyzdžiui, tenais reikėtų pradiniam įnašui tiek ir tiek. Bet taip nėra, kad reikia turėti ten, jeigu pradinis įnašas yra 20 000, tai tiek ir reikia turėti ir tiek užteks visam būsto įsigijimui. Ar čianais yra tiesa ar ne? Jeigu būstas perkamas iš antrinės rinkos ir būna tokių variantų, kaip parduodamas su visais baldais ir buitinė technika, tai praktiškai ir jeigu nesinorima atnaujinti sienų, nežinau, kažkokio interjero detalių, tai gali būti ir tiesa, kad va tokio pradinio įnašo. Žinoma, reikėtų dar turėti šiek tiek lėšų, bet jau nėra didelės apimtis, tai yra notariniam sandoriui, visam hipotekos suforminimui, tačiau dažnu atveju reikėtų labai aiškiai apsvarstyti, kokie dar papildomi kaštai bus. Ypatingai, jeigu būstas perkamas nebaigtos statybos su dalinė apdaila, tai arba be jokių baldų ir su pilna apdaila. Nu vis tiek kažkiek atsargai reikėtų turėti. Taip. O šiaip, kad jau pradėjom kalbėti apie tą pradinį įnašą, tai kokios yra, pavyzdžiui, perspektyvos jauniems žmonėms įsigyti būstą ar, tarkim, įsigyti būstą, neturint pagalbos iš artimos aplinkos. Nes daugeliu atveju tai būna, kad, tarkim, jeigu jauni žmonės nori įsigyti būstą, tai dažniausiai ten padeda tėvai prie pradinio įnašo, ar ten, nežinau, ar būstą jiems dovanoja. Ką tokiu, kaip tai priimti ir kaip tai suprasti kitaip, nes daugelis supranta taip, kad tu turi taupytis dabar kelis metus labai kruopščiai pradiniam ir po to jau taupyti, kai jau įsigijai būstą, tarkim, su paskola. Tai kaip iš to tokio mindseto išsilaisinti, nežinau. Čia tikriausiai apart griežto taupimo iki įsigijant arba pagalbos iš išorės, tai tokios panacėjos gal aš ir neįvardinsiu. Yra tada labai ribotos galimybės. Tiesiog reikia, jeigu norima tikrai įsigyti, siekti savo svajonės, ir susiveržti diržus, arba tiesiog dar vienas variantas. Yra toks posakis, kad nėra brangu, yra per mažai uždirbu. Taip. Tai galbūt verta investuoti į savo karjerą, į žinias ir į savęs tobulinimą, tam, kad savo įgūdžius parduoti kuo brangiau darbo rinkoje ir tokiu atveju greičiau sukaupti tam pradiniam įnašui. Dar yra toks variantas. Reikia būti drąsiems, veržliems ir nusistatyti prioritetus, taip sakant, ko norima gyvenime. Ir manau, per porą metų čia realiai galima tai pasiekti, bet jeigu, ta prasme, kaip, pavyzdžiui, pasakytum jaunam žmogui, nežinau, kad ir ten, nežinau, dar mokykloje esančiam, kad, tarkim, čianais reikės taupytis kelis metus, kol galėsi įsigyti savo būstą, tai taupytis, taigi aš pagyvent noriu. Tai čia, manau, kiekvienas apie tai yra pagalvojęs, bet jeigu jau tu tikrai to nori, esi pasiruošęs tam savo pirmajam būstui, kad verta yra pataupyti. O kaip bankai vertina, pavyzdžiui, jaunų žmonių galimybės gauti paskolą, ar, pavyzdžiui, amžius, darbo sutarties kažkoks tipas, turi įtakos tam, ar ne? Be jokios abejonės. Amžius, stažas, išsilavinimas. Net išsilavinimas. Taip, patikimumas reiškia, ar buvo imtos kažkokios vartojimo paskolos ir jos laikų gražintos. Bankai atidžiai žiūri į kiekvieno potencialaus kliento patikimumą. Tai čia irgi vertėtų atkreipdėmėsi, kad nereikia susigadinti savo reputacijos, ypatingai su kažkokiam trumpalaikiam vartojimo paskolom. Su tom trumpalaikiam paskolom, manau, kiekvienas, ne kiekvienas gal, bet gal daugelis netyčia yra taip pasimovę, kur ten
reklamuoja taip aktyviai tas trumpalaikės paskolas ir atrodo, kaip dabar būtų gerai turėti pinigų, o po to nepagalvoji, kad bats ir atsiranda, dėl ko prie tavęs galėtų, pavyzdžiui, vėliau prisikabinti bankai ar panašiai. Jo, trumpalaikės paskolos yra toks slidus reikalas, kuris sukelia labai rimtas finansinės pagirias paskui, kai jos išleidžiamas. Jo, tokių nepatogumų sukelia. O kodėl, pavyzdžiui, bankai vis dar bijo skolinti laisvai samdomiems darbuotojams? Aš suprantu, kad tos nestabilios pajamos nėra labai patrauklus dalykas, bet ar čia galima būtų įžiūrėti kažkokią diskriminaciją tame? Taip, tai be jokios abejonės ten patenka į savoką diskriminacija. Diskriminacija, ta diskriminacija nėra tokia žiauri savoka, nes jinai egzistuoja visose kainodarose. Pavyzdžiui, jeigu teatre ar koncerte mes norime sėdėti pirmosiose eilėse, tai irgi kainos yra diskriminuojamos. Tai, čia, aišku, tas klausimą aiškiausiai atsakytų bankai arba šalies centrinis bankas, kuris irgi reguliuoja paskolų išdavimo tvarką, bet, tos nestabilios pajamos, jos vertinamos praktiškai visais atvejais silpniau. Bet aš manau, kad dabar apskritai tokios yra tendencijos, kur darbo rinka juda link tos self-employed rinkos, freelancinimo. Jo, freelancinimo ir visa kita, tai aš manau, kad ilgainiui tas turėtų sušvelnėti, bet ar kažkada mes pasieksime, kad darbo santykiai vertinami lygiaverčiai su self-employed, tai, aš nebūčiau linkęs to tikėtis. Tai vadinasi, kad bankai labai mėgsta pastovumą. Labai mėgsta tokius saugumą. Jo, ir nemėgsta tokių gal labai, taip sakant, išsišokėlius savo freelancinimu. Bet, tai šiaip kaip iš šalies pažiūrėjus, tai atrodo, kad šiokia tokia diskriminacija, nes, pavyzdžiui, gal tas freelanceris uždirba ten kokius 3 kartus daugiau nei aš, bet bankas palankiau žiūrės į mane. Tai čia toksai jau biškai irgi jaučiasi, bet pilnai yra suprantama, aišku, irgi dėl ko. O ar verta, pavyzdžiui, imti paskolą ilgesniam laikotarpiui, jeigu tu nori, tarkim, mažiau mokėti kiekvieną mėnesį? Ar čia yra kažkoks dalykas, kuris apsimokėtų ar ne? Jeigu leidžia galimybės, nereikėtų ištęsti paskolos termino labai ilgam laikui, nes per tą laiką sumokama, natūralu, labai daug palūkanų ir tai paskolos aptarnavimo kaštai galų gale per visą tą laikotarpį, jie tampa, labai dideli. Kita vertus, neverta ir laidoti visų dabartinių trumpalaikių svajonių, kad vėlgi gyventi labai asketiškai ir nieko savo neleisti. Čia labai svarbus gyvenime balansas, reiškia. Yra dvi švytuoklės pusės, kai beatodariškai visi pinigai yra išleidžiama ir nieko neatsidedama senatvėje, tai reiškia, neinvestuojama į nuosavą būstą, į vertybinius popierius ir taip toliau, skolinamasi trumpalaikės paskolos ir gyvenama beatodariškai. Ir kita švytuoklės pusė, kai tenka gyventi asketiškai ir tu nejauti tos pilnatvės, tos pilnos gyvenimo laimės ir prasmės. Ar verta pirkti būstą, nežinai, kur, pavyzdžiui, būsi po 5 metų ir ar yra iš viso toks dalykas, kad tu stringi su paskola, nes daugelį, pavyzdžiui, mano amžiaus žmonėms dažniausiai atrodo, kad, tai jeigu tu dabar pasimsi būstui paskolą, tai čia jau visam gyvenimui ir tu čia niekur negalėsi nieko su ją daryti ir negalėsi net to būsto parduoti, bet, tai nėra tiesa, ne? Ne, tai jeigu mes nežinome, kur mes būsime po 5 metų, tai yra, manau, visai normalu, o tikrai verta apsvarstyti būsto įsigijimo opciją kaip po tokią. Tačiau jeigu mes nežinome, kur būsime po 12 mėnesių, tai reikėtų galbūt tą sprendimą atidėti. Kita vertus, tai nėra kažkokia vedybinė sutartis su banku, o ir vedybinės sutartis, kaip rodo patirtis, nutraukiamos. Vedybiniai įsipareigojimai, tai nėra problemų
tas būstas gali būti parduotas, išmokėtas paskolos likutis ir nėra jokių abejonių, kad po 5 metų nuo būsto įsigijimo ir pardavus tą būstą rinkos kainą, kurie būtų neabejotinai pakilus, o paskolos dalis išmokėta, tas žmogus turės tam tikrą pinigų sumą savo sąskaitai. Atliekama jau, ta prasme, po būsto pardavimo. Taip, likvidžių pinigų suma. Tai čia nėra jokios abejonės. Taip, kad to nereikia bijoti. Ir dar vienas dalykas yra netgi svarbus pokytis dabar paskolų reguliavimo politikoje, kad nuo šių metų žymiai palengvėja netgi refinansavimo galimybės. Žmonės pasiėmę paskolas gali lengvai migruoti per bankus ir gauti geriausias sąlygas. Taip, kad ta politika yra tikrai pakankamai lanksti, jinai orientuota yra į paskolos gavėją, pirkėją ir to baimintis tikrai nereikėtų. O jeigu, tarkim, nežinau, pasikeičia ar ten darbas, ar buvai atleistas, nepavyksta ten susirasti kito, pasikeičia, nežinau, šeimoje, ta prasme, statusas ir panašiai, ir dabar tu nebegali susimokėti už tą paskolą, tai kiek tu realiai gali prarasti? Čia labai sudėtingas klausimas, labai priklauso nuo konkrečios situacijos. Ypatingai reti atvejai, kai tikrai visiškai nutrūksta galimybės mokėti paskolą. Dažniausiai jos būna laikinos. Netgi 2009 metais, kai buvo labai dramatiška finansinė krizė, žmonės netekę darbų, jie galų gale atsigavo 2010-2011 metais, kaip rodo istoriniai duomenys. Taip, kad čia reikia suprasti, kad tai yra laikinas nesėkmių ruožas. Taip. Tam yra irgi, kiek aš žinau, įvairūs draudimai bankuose, kur yra apdraudžiama nuo nedarbo. Bet jeigu ir tai atsitinka, tai visuomet reikia nebėgti nuo problemo, išlaikyti dialogą su tau skolinančiu banku, nes aš manau klaidinga manyti, kad bankai tik tai plėšikauja. Lietuvoje veikia ne vienas bankas, mes galime rinktis tarp jų sąlygas, galime jau dabar nuo šių metų ir laisvai migruoti tarp jų ir mes priimame sprendimus. Ne bankas už mus priima sprendimus ir jeigu taip atsitinka, kad negalima, kaip dažniausiai nutinka, laikinai aptarnauti paskolos, svarbu išlaikyti dialogą su skolinančiu banku. Reiškia, nubrėžti kažkokią perspektyvą, kiek laiko reikės susirasti darbą, kiek laiko reikės atsistoti ant kojų ir sugrįžti prie paskolos aptarnavimo. Tai žymiai lengvina situaciją ir leidžia tas problemas išspręsti ir būstą išlaikyti. Kita vertus, mes galime suprasti ir banką. Nesvarbu, kas tai yra, ar bankas, ar dar kažkas. Tai jūs įsivaizduokit, kad kažkas tai turi pinigų sumą, kažkam tai kitam asmeniui paskolina tą pinigų sumą, jis savo vardu įsigyja būstą ir vieną dieną jis, sako, aš tau negrąžinsiu tos paskolos. Tai aišku, tai yra labai nemaloni situacija. Ir tokiu atveju, aš manau, taip, bet kai kurie žmonės taip mano, kad jie turi teisę negrąžinti tos sumos. Čia jau nuo žmogus moralės irgi priklauso. Bet tą reikia tikrai labai blaiviai ir sąžiningai vertinti, kad mes kažkada pasiėmėm nemažą pinigų sumą, ne mūsų, o vadinkim svetimą ir mums vis tiek reikia kažkada atiduoti. O tas, tie atsitinkantis neigiami pokyčiai gyvenime, tai vėlgi, tai dažniausiai, tai lemia, kad žmogaus kažkokie sprendimai buvo padaryti netinkami. Labai dažnai tai būna. Tai visų pirma, tai sprendimas yra, galbūt buvo nelaikas dar imti tos paskolos. Dar sprendimas, ar pakankamai investuota į savo žinias ir įgūdžius, kur aš galiu labai laisvai ir brangiai parduoti darbo rinkoje ir kiti dalykai. Taip, kad čia tokia yra sudėtinga situacija. Bet jeigu, tarkim, jau taip atsitiko, kad nebegali susimokėti už paskolą, tai dar ne viskas prarasta.
Absoliučiai ne. Tai čia iš savo patirties aš galiu pasakyti ir prisiminamas 2009 metų krizę, kad kai jau bankas žengia žingsnį išieškoti turtą ir susigrąžinti pinigus, tai jau tai yra kraštutinis atvejis. Tai reiškia, prarastos visos galimybės susigrąžinti paskolintą sumą. Taip. Ir tada griebiamasi tokių drastiškų priemonių. Labai dažnu atveju paskolos neaptarnavimas praktiškai 99% yra laikinas. Ir tiesiog tas laikinas nesėkmės reikia stengtis kuo greičiau išspręsti. Jo, netemti ir nebijoti, kas bus toliau. Būti dialogė su tau paskolinusiu subjektu. O jeigu, pavyzdžiui, gerai, ten įsigijau būstą ir užplaukia man tokios mintis, ar aš esu dabar laisvas, ar aš esu įkalintas 30 metų su ta būsto paskola. Tai kaip tą suvokti kitaip? Įkalinimas tai yra visiškas laisvės atėmimas. Bet tu vis tiek esi kažkaip pririštas prie to, kad, ta prasme, tu taip čia yra tavo būstas, bet taip tu esi pririštas prie banko ir tu kaip skolingas ir vis tiek tau kapsi kažkas virš galvos. Aš, tarkim, asmeniškai paskolas turiu nuo, 20 kelių metų ir tada ir dabar aš esu laimingas, todėl kad aš visada gyvenau namuose, kuriuose aš noriu. Aš jaučiau, kad kiekvieną mėnesį mokėdamas įmokas aš dalelę investuoju į savo ateitį. Ir dėl to, neverta taip dramatizuoti, nes, esmė to yra, kad mes patys priimam sprendimus ir jeigu yra noras turėti daiktą šiandien, bet mes neturime tam lėšų ir bankas pasitikė jumis, tai reiškia, žiūri jūsų darbovietės, stažą, kaip mes lietėme, tą temą, jūsų galimybės išmokėti, tai kodėl neapsvaršius įsigyti to daikto šiandien, vietoj to, kad laukti ir nuolat vytis tas augančias kainas ir galbūt niekada gyvenime neįsigyti ir jį turėti šiandien ir juo džiaugtis. Bet žinoma, tai tas jokiais būdais įkalinimu nepavadinčiau, tai kad dalis pajamų turėtų būti nukreipta tos paskolos aptarnavimu, bet iš kitos pusės aš jau šiandien galiu turėti savus namus, gręžti kur noriu skylę paveikslui, perdažyti, perstatyti ir taip toliau. Tai kas iš esmės ir skiriasi nuo nuomojamo būsto, turėti naminį gyvūną ir nieko neklausti, ką aš ten galiu daryti, o ko ne. Tai čia kaip ir investicija į save, realiai. Be jokios abejonės. Tai yra, kaip ir minėjau, kad netgi ir vėliau nusprendus parduoti, išvažiuoti, dirbti kitur, tai yra investicija. Bet dažniausiai, kaip rodo mano patirtis, tai tie žmonės, kurių gyvenimo aplinkybės pasikeičia ilgainiui ir jiems tampa nebereikalingas tas būstas dėl mobilumo, išvykimo į kitas šalis dirbti arba į kitus miestus tiesiog toj pačioj šaly. Tai dažniausiai tie žmonės pasilieka tą būstą ir jį išnuomoja. Ir tai yra, kai jų būsimasis pensijų fondas ateityje. Ir jie toliau gauna pajamas, už tas gautas pajamas jie aptarnauja paskolą, bet kas yra čia svarbiausia, kad kiekvieną mėnesį atiduodamas po dalelę tos paskolos, tu investuoji į savo ateitį. Taip. Ja, tai aš manau, kad dauguma taip galvoja, bet dauguma irgi mano, kad čianais vis tiek, ta prasme, tu esi kažkam skolingas ir tas gal terminas skola, ten banko, ten būsto paskola yra tokia baugi, bet iš tikrųjų tai taip, manau, nėra ir visi čianais yra žmogiški ir susitarsi, ir susikalbėsi ir jeigu kažkas bus ne taip, tai viskas bus gerai. O tas būsto įsigijimas, ar čia yra didžiausias gyvenimo sprendimas? Dažnu atveju tai didžiausias gyvenimo investicinis sprendimas, bet tikrai ne visais atvejais.
Bet žinoma, iš žmogiškos pusės tai toli gražu ne būstas yra gyvenimo sprendimas, tikriausiai gyvenimo sprendimas yra karjeros, pradėkim nuo to, kad karjeros krypties pasirinkimas tinkamas, kad teiktų ne tik naudą, bet ir malonumą, pasitenkinimą. Toliau būtų šeimos partnerystės sukūrimas, vaikų atsiradimas ir taip toliau. Na, tas būstas yra tik tai priemonė saugiau ir laimingiau gyventi. Aš tai šiaip asmeniškai manau, kad kaip tu pažiūrėsi, tai taip ir toks ir bus tas tavo didžiausias gyvenimo sprendimas. Pavyzdžiui, mano dabar didžiausias gyvenimo sprendimas, ar man, nežinau, važiuoti su viešuoju transportu namo, ar išsikviesti Boltą, nes taip yra patogiau. Bet, ta prasme, kiekvienas esame tame tarpsnėje, kur kažkoks sprendimas, kuris atrodo kažkiek jau didesnis ir išeinantis iš rėmo, atrodo kaip didžiausias gyvenimo sprendimas. Ten tiek šeimą sukurti, tiek ten, nežinau, susituokti ar būstą įsigyti, tai aš bent jau neįvardyčiau to būsto įsigymo kaip didžiausio gyvenimo sprendimo, taip kaip labiau kaip vienas iš proceso dalelių, taip pasakius. Na, aš atsimenu, kai aš svarsčiau įsigyti pirmąjį būstą sostiniai, nors pats esu kilęs iš mažo miestelio ir tos būsto kainos, man atrodė, čia, be proto didelės. Kaip dabar atsimenu, pirmas svarstymas prasidėjo. Aš aišku, po to neįsigijau, dar tik tai svarsčiau, kad man 80 000 litų už senos statybos sovietinį būstą tai buvo nesuvokiama suma. Ir aš galvojau, jeigu aš kaip nors, kas tai yra šiuo metu 22 000 tikriausiai eurų. Tai tuo metu, pagal mano finansinės galimybės, tai buvo be proto didelė suma. Aš galvojau, kaip aš jį įsigysiu, aš jau neturėsiu jokių galimybių netgi artimiausių metų įsigyti šaldytuvo, televizoriaus, ko reikia tam būstui apstatyti. Bet tai ir parodo, kad nereikia vadovauti šią dieną. Mes tobulėjame, mes visi augame ir mūsų pajamos ir galimybės nuolat keičiasi. Taip, kad nereikia galvoti, kad ką mes šiandien turime, mes taip ir gyvensime visą gyvenimą. Nes jeigu nors kiek yra ambicijų, tai aš manau, kad viskas prieš akį. Taip. Jo, bet 80 000 litų. Oi, kaip norėčiau, būtų labai gerai. Na, tada atlyginimas tikriausiai mano buvo tikriausiai gal 1000 litų, o gal netgi ir mažiau. Na, tai aš uždirbdavau, tai reiškia šiais pinigais apie 300 eurų ir skaičiausi toks dirbantis turtingas studentas. Jau toks jau buožė. Buožė kalbina. Tai laikai keičiasi ir gali, vieni paliūdėti dėl tų besikeičiančių laikų, kiti pasidžiaugti. Tai šiaip, kartais, crazy atrodo suvokti tą tokį būsto kainų svyravimą nuo anksčiau iki dabar ir, pavyzdžiui, gal mano vaikams atrodys, kad mano laikai šiandien buvo jau tokios geros būsto kainos ir įperkamumas ir čia, bet nežinau, aš kažkaip tai stengiuosi žiūrėti visą laiką pozityviai, kad miestai auga, miestai plečiasi ir, ta prasme, tu niekada nesitikėk įsigyti būsto kainų už ten 2-5 metų būsto kainų. Tai ir parodo tą, ką ir minėjau, kad nekilnojamo turto tendencija ilgalaikė yra vienareikšmiškai ir aiški. Taip. Ir paskutinis klausimas, kurio tavęs norėčiau šiandieną paklausti, yra, kas tau yra namai? Namai tai yra saugumas, atsipalaidavimas. Ir, tarkim, aš kai peržengiu kiekvieną vakarą savo namų slenkstį, aš stengiuosi nustoti galvoti apie problemas, apie savo rūpesčius ir atsipalaiduoti.
pamatyti savo šeimos laimingas akis. Tai namai, tai apibendrinant, tai yra saugumas ir ramybė. Ir stengiuosi tos taisyklės laikytis. Kad ilgainiui, ir jau jie yra suformavę tokie refleksai, kad aš peržengdamas namų slenkstį nusiraminu. Namai ir turėtų būti ta vieta, kur tu pabėgi nuo dienos darbų ir rūpešių ir sugrįžti, taip sakant, į tą pradinį tašką, nuo kurio tu ten, tarkim, atsispirsi kitą dieną. Tai turi būti ten tas tavo zen taškas gyvenime. Tai ačiū tau labai, Remigijau, už pokalbį. Šiaip jaučiuosi daug išmokus, gal netgi daugiau negu universitete. Ir manau, kad tikrai ne tik man, bet ir daugeliui bus būstą įsigyti daug ramiau ir aiškiau. Ir nebus tai baisu susidurti su pasirinkimais ar ten, tarkim, ar su tom pačiom baisiom paskolom, kurios tokios baisios visiems atrodo, bet iš tikrųjų taip nėra, kaip gali pasirodyti. Tai ačiū tau labai. Ir ačiū žiūrovams, kad buvote kartu šiandien su mumis pirmojoje mūsų laidoje Namų kodas. Tikiuosi, kad šios laidos metu atsakėme į bent kelis jūsų klausimus ir sužinojote naudingų įžvalgų, kas liečia būsto įsigijimą. O jei dar turite jums rūpimų klausimų, juos galite palikti šio video komentaruose ir mes būtinai atsakysime į juos kitose laidose. Taip pat nepamirškite sekti mus socialiniuose tinkluose, kad nepraleistumėte ateinančių laidų ir būtinai pasidalinkite laidą su tais, kam ji galėtų būti aktuali. Šiandien sakau jums ačiū ir iki kitų kartų.